Sveiki! Įsivaizduokite gyvenvietę, kur viskas iki menkiausių detalių paruošta jūsų gyvenimui. Naujutėliai pastatai stiebiasi į dangų, parduotuvės su viliojančiomis vitrinomis, parkai apsodinti gėlėmis ir medžiais, bei restoranai pritaikyti alkanų lankytojų antplūdžiui. Bet yra viena keista problema. Čia nesutiksite ne vieno žmogaus, o kadaise žmonėms pritaikytą infrastruktūrą prarijo laisvai augantis vijokliai. Tai nėra apokaliptinio serialo filmavimo aikštelė, tai miestai vaiduokliai, kurių pastatymui buvo skirtos milžiniškos sumos ir kuriuose turėjo gyventi daugybė žmonių, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie liko visiškai tušti. Būtent apie tokius miestus vaiduoklius šiandien ir sužinosite kanalo Maistas smegenims laidoje. O kaip visada, prieš pradedant noriu priminti, kad nepamirštumėte paspausti patinka po šio video, pakomentuokite, ką manote ar kokių naujų laidų norėtumėte ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte naujų laidų ir padėtumėte kanalui sėkmingai augti. Burž Al-Babas. Keliaukime į Turkiją netoli Mudurno miesto Bolu provincijoje. Čia vaizdingame kalnų slėnyje stūkso Burž Al-Babas. Šį projektą 2014 metais pradėjo Turkijos nekilnojamo turto vystytojai, bendrovė Saroth Group. Idėja buvo orientuota išskirtinai į turtingus pirkėjus iš Persijos įlankos šalių, tai Saudo Arabijos, Kuveito, Jungtinių Arabų Emiratų. Slėnis garsėja savo geoterminiais šaltiniais, todėl kompanija nusprendė pastatyti prabangų kurortinį miestelį. Tačiau vietoj įprastų vilų jie sugalvojo kažką unikalaus – pastatyti 732 identiškas miniatiūrinės pilis, kurios primena prancūzišką Šamboro pilis arba tiesiog Disnėjaus filmų pilis. Kiekvienoje pilaitėje buvo numatytas grindinis šildymas, sūkurinės vonios kiekviename aukšte ir prabangus balkonai su vaizdu į kalnus. Projekto vertė apie 200 milijonų JAV dolerių. Pilis buvo pardavinėjamos po 400–500 tūkstančių dolerių. Be gyvenamųjų namų komplekso centre turėjo iškilti milžiniškas prekybos centras, savo dizainu primenantis JAV Kapitolijaus Vašingtone architektūrą, taip pat kino teatrai, sporto kompleksai ir turkiškos pirtys. Iš pradžių viskas sekėsi neblogai, buvo parduota apie 350 pilių. Statybininkai spėjo pilnai arba dalinai pastatyti net 587 pilis. Tačiau 2018 metais projektas staiga sustojo. Persijos įlankos šalių ekonomika patyrė nuosmukį dėl kritusių naftos kainų, o Turkijos lira nuvertėjo, šalyje prasidėjo infliacija. Pirkėjai nebepajėgė mokėti įmokų, o 2019-aisiais bendrovė Saroth Group pritrūko apyvartinių lėšų ir oficialiai paskelbė bankrotą, turėdama 27 milijonų dolerių skolą. Šiandien Burž Al-Babas yra viena keisčiausių vietų žemėje. Šimtai pusiau užbaigtų pilkšvų pilių tiesiog stovi tuščios vidury Turkijos laukų. Čia nėra nei kelių, nei gyvybės, tik statybinės atliekos, purvas ir vienos pilaitės, kurios pamažu griuvo veikiamos lietaus ir sniego. O netoliese įsikūrę gyventojai irgi liko pikti dėl šio projekto, nes jis visiškai sugadino istorinį regiono kraštovaizdį ir architektūrinį paveldą. Hašima. Hašimos sala Japonijoje iš tolo atrodo kaip milžiniškas karo laivas vidury vandenyno ir todėl dažnai vadinama tiesiog Gunkanžima, kas išvertus iš japonų kalbos reiškia karo laivo sala. Tai maža vos 6,3 hektaro ploto uola, netoli Nagasakio krantų, kuri 20-ojo amžiaus viduryje buvo tankiausiai apgyvendinta vieta visoje mūsų planetoje. 1887 metais čia giliai po vandenyno dugnu buvo atrasti milžiniški aukščiausios kokybės anglies klodai. 1890-aisiais teisės į salą nusipirko garsi Mitsubishi korporacija, kuri pradėjo masinę anglies gavybą. Kadangi darbininkams reikėjo kažkur gyventi, o vietos saloje nebuvo, Mitsubishi pastatė ištisą gelžbetoninį megamiestą. Kad sala būtų apsaugota nuo galingų taifūnų, ją visą apjuosė milžiniškomis betono sienomis. Savo piko metu 1959-aisiais šioje mažytėje saloje gyveno net 5259 žmonės. Gyventojų tankumas čia buvo 9 kartus didesnis nei dabartinėme Tokijuje. Saloje buvo pastatyti pirmieji Japonijoje dideli gelžbetoniai daugiabučiai iki 9 aukštų, veikė mokykla, ligoninė, kino teatras, parduotuvės, šventykla ir netgi sodai ant stogų, nes ant žemės nebuvo nė vieno medžio, kaip ir laisvos vietos rengti parkus.
Darbas buvo pragariškas, vyrai turėjo leistis į kasyklas esančias daugiau nei kilometrų po vandeniu. Antrojo pasaulinio karo metais čia vergoviškas darbas buvo privalomas tūkstančiams kinų ir korėjiečių belaisvių. Pasauliui perėjus nuo anglies prie naftos, kasykla tapo nebenaudinga. 1974 sausio mėnesį Mitsubishi paskelbė apie kasyklos uždarymą. Evakuacija įvyko sparčiai. Per kelis mėnesius visi gyventojai paliko salą, nes be darbo kasykloje joje tiesiog nebuvo jokių išteklių išgyventi. 1974 balandį sala oficialiai tapo uždaryta. Šiandien Hašima yra visiškai tuščia, joje negyvena ne vienas žmogus. Jau daugiau nei 50 metų betoniniai daugiabučiai stovi tušti ir pamažu griūva, veikiami sūraus vandenyno vėjo ir taifūnų. Į salą patekti ilgą laiką apskritai buvo griežtai draudžiama dėl pavojaus gyvybei, tačiau šiandien turistams visgi leidžiama įžengti į specialiai įrengtas saugias platformas. Kolmans kopas. Keliaukime į atšiaurią vietą – Namibijos dykumą Afrikoje. Čia stovi Kolmans kopas. Miestas, kurį pastatė vokiečių kalnakasiai ir kurį šiandien gyvą palaidojo vandenyno bangas primenančios smėlio kopos. Visa istorija prasidėjo 1908 metais, kai paprastas geležinkelio darbininkas Zacharijas Levala smėlyje rado blizgantį akmenėlį. Paaiškėjo, kad tai deimantas. Regioną akimirksniu užplūdo vokiečių investuotojai ir turtų ieškotojai. Kadangi deimantų buvo tiek daug, kad juos tiesiog buvo galima rinkti rankomis naktį šviečiant mėnuliui, miestas išaugo per 4 metus ir tapo vienu turtingiausių visame žemyne. Kolmanskope gyveno apie 400 vokiečių ir apie 800 vietinių darbininkų. Nepaisant to, kad miestas buvo vidury negailestingos dykumos, kur nebuvo nei vandens, nei maisto, žmonės gyveno neįtikėtinoje prabangoje. Kiekvieną dieną iš Keiptauno laivais ir traukiniais buvo gabenamas geriamas vanduo ir šviežias maistas. Čia taip pat buvo pastatyta pirmoji visame pietų pusrutulyje rentgeno stotis, kuri beje buvo naudojama ne tik ligoniams, bet ir tikrinti, ar darbininkai neprarijo deimantų. Taip pat veikė kazino, teatras, pokylių salė, ledo gamykla, kad ponai turėtų ledukų viskiui ir netgi pirmoji dykumos tramvajaus linija Afrikoje. Tačiau deimantų karštligė baigėsi taip pat greitai, kaip ir prasidėjo. Po pirmojo pasaulinio karo deimantų atsargos aplink miestą išseko. Dar blogiau, šiek tiek toliau į pietus buvo rasti nauji, kur kas didesni deimantų klodai. Gyventojai tiesiog susikrovė lagaminus ir paliko savo prabangius namus. 1956-aisiais miestą paliko paskutinis gyventojas. Šiandien Kolmanskopas yra visiškai tuščias, o per kelis dešimtmečius dykumos smėlis įsiveržė į pastatų vidų. Pro išdaužtus langus ir duris į prabangius vokiškus miegamuosius bei svetainės atkeliavo metrų aukščio smėlio kopos. Miestas virto viena populiariausių vietų pasaulyje, kur lankosi fotografai ieškantis unikalių apleistų vietų savo kadrams. Neft Dašlaris. Ši vieta yra tokia keista, kad ją pamačius sunku patikėti, jog ji tikra. Tai nėra įprastas miestas ant žemės, tai Neft Dašlaris, esantis Kaspijos jūroje, Azerbaidžano teritorijoje. Angliškai ši vieta dažnai vadinama Oil Rocks arba lietuviškai naftos akmenys. Tai pilnavertis pramoninis miestas, įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip pati pirmoji pasaulyje naftos platforma atviroje jūroje, pastatyta ant metalinių estakadų ir platformų viduryje atviros jūros. Viskas prasidėjo 1949-aisiais, kai sovietų inžinieriai Kaspijos jūroje, maždaug 55 km nuo kranto, rado milžiniškus naftos išteklius. Vietoj to, kad statytų atskiras gręžimo platformas, Josifo Stalino įsakymu buvo nuspręsta pastatyti ištisą miestą. Pagrindas šiam inžineriniam stebuklui buvo sukurtas nuskandinant 7 senus laivus. Tarp jų buvo ir legendinis Zoroaster, pats pirmasis pasaulyje plieninis naftos tanklaivis, kadaise priklausęs broliams Nobeliams. Tai buvo suformuota dirbtinė sala, tapusi miestu. Aplink šią dirbtinę salą buvo pradėtas statyti neįtikėtinas metalinių tiltų ir estakadų tinklas. Savo klestėjimo viršūnėje 20-ojo amžiaus 6 ir 7 dešimtmečiuose Neft Dašlaris turėjo daugiau nei 300 km tiltų ir gatvių, jungiančių šimtus gręžinių.
Čia buvo pastatyti kelių aukštų bendrabučiai, kuriuose gyveno iki 5000 darbininkų. Taip pat stovėjo gamyklos, kino teatras, kultūros namai, futbolo aikštė, kepykla ir netgi nedidelis parkas su tikra žeme, atvežta iš žemyno. Unikali miesto architektūra taip sužavėjo Holivudą, kad čia buvo nufilmuotos svarbiausios 1999 m. Jameso Bondo filmo scenos. Miestas turėjo viską, tačiau bėgant metams Kaspijos jūros druskingas vanduo ir galingos audros padarė milžinišką žalą. Metalinės konstrukcijos ėmė raudyti ir griūti. Šiandien iš 300 km kelių saugus naudoti yra tik maždaug 45 km. Didžioji dalis prabangių sovietinių pastatų yra apleisti ir pamažu smenga į vandenį. Tiesa, nors naftos atsargos pradėjo sekti, čia jų dar likę 10 milijonų tonų, todėl niūrus miestas Vaiduoklis dar sulaukia pamaininių darbuotojų. Čia dirba apie 2000 darbininkų ir manoma, kad platforma dar veiks kelis dešimtmečius, kol galutinai virs visiškai negailestingos gamtos suniokota ir žmonių nebelankoma vieta. Piramidė. Tolimojoje šiaurėje, toli už poliarinio rato, yra Norvegijai priklausantis Špicbergeno archipelagas. Čia įspūdingos piramidės formos kalno papėdėje stovi miestas Vaiduoklis pavadinimu Piramidė. Tiesa, nors teritorija pagal tarptautinės sutartis priklauso Norvegijai, šį miestą pastatė ir dešimtmečius valdė Sovietų sąjunga. Viskas prasidėjo 1910-aisiais, kai švedai čia rado anglies, o 1927-aisiais teisės į kasyklą pardavė sovietams. Sovietų sąjunga nusprendė sukurti ne šiaip darbininkų gyvenvietę, o pavyzdinį sovietinį rojų, atšiaurioje šiaurėje, kurį matytų vakarų pasaulis. Klestėjimo viršūnėje 20 amžiaus 8-9 dešimtmečiuose čia nuolat gyveno daugiau nei 1000 žmonių. Piramidė turėjo viską – modernius gelžbetoninius daugiabučius, didžiulį kultūros ir sporto kompleksą su šildomu baseinu, kino teatrą, biblioteką ir netgi muzikos mokyklą, kurioje iki šiol saugoma šiauriausioje pasaulio vietoje stovintis koncertinis fortepijonas. Kadangi poliarinėje tundroje niekas neaugo, sovietai laivais atgabeno 1000 tonų derlingo juodžemio iš Ukrainos, kad sukurtų žaliasias vėjas miesto centre. Miesto aikštėje išdidžiai stovėjo ir tebestovi šiauriausioje pasaulio vietoje esantis paminklas Leninui. Tačiau miesto mirtis atėjo žaibiškai. Subyrėjus Sovietų sąjungai, kasykla tapo nebepelninga. Paskutinis taškas buvo padėtas 1996-aisiais, kai netoliese esančiame kalne sudužo lėktuvas skraidinęs kasyklos darbininkus ir jų šeimas. Tuomet tragiškai žuvo 141 žmogus. O 1998-aisiais buvo priimtas sprendimas kasyklą visiškai uždaryti. Evakuacija buvo tokia greita, kad miestas liko praktiškai nepaliestas. Šiandien Piramidė yra laikoma miesto Vaiduokliu, bet joje pamainomis gyvena nedidelė darbininkų grupė, prižiūrinti pastatus ir aptarnaujanti ekstremalaus turizmo mėgėjus, vis dar veikiančiame viešbutyje. Tiesa, dėl nuolatinio šalčio ir amžinojo įšalo pastatai čia praktiškai nerūdija ir nepūva. Užėjus į mokyklą vis dar galima pamatyti ant stalų paliktus sąsiuvinius, gamykloje įrankius, o kultūros namuose vis dar stovinčius muzikos instrumentus. Viskas atrodo taip, tarsi laikas čia būtų sustojęs dar praeitame amžiuje. Krako. Pietų Italijoje, Bazilikatos regione, ant stačios salos viršūnės stovi Krako, įspūdingas viduramžių miestas, kuris atrodo taip, tarsi būtų išskobtas tiesiai iš olos. Tai nebuvo kaimas, o galingas strateginis centras su savo gynybiniu bokštu, bažnyčiomis, prabangiais rūmais, kuriems dar 1276-aisiais buvo suteiktos nepriklausomo miesto bendruomenės teisės. 16 amžiuje čia gyveno virš 2500 žmonių. Miestas net sugebėjo išgyventi baisiąją 1656 metų maro epidemiją, kuri pražudė šimtus vietinių. Kodėl šis istorinis miestas šiandien yra visiškai tuščias? Priežastis ne karas, o pati žemė, ant kurios jis buvo pastatytas. Senoji miesto dalis stovėjo ant tvirtos uolos, tačiau bėgant amžiams plėtra persikėlė ant itin nestabilaus molingo šlaito, o situaciją drastiškai pablogino patys žmonės. 20 amžiaus viduryje vykdyti vandentiekio ir kanalizacijos darbai išjudino gruntą. 1963-aisiais prasidėjo masinės pragaištingos žemės nuošliaužos.
Kalnas pradėjo tiesiog skilinėti ir slysti žemyn, kartu tempdama šimtmečių senumo namus. Italijos vyriausybė suprato, kad katastrofa neišvengiama, todėl iki 1965 visi likę gyventojai buvo priverstinai evakuoti ir perkelti į netoliese slėnyje specialiai pastatytą naują gyvenvietę – Krako Pesčierą. Kad miestas tikrai miręs ir nebeprisikels, įrodė tolimesni gamtos smūgiai. 1972 teritoriją nusiaubė galingas potvynis, o 1980 Irpinijos žemės drebėjimas. Nuo to laiko senajame Krako mieste negyvena ne vienas žmogus. Šiandien senajame Krako mieste likę tik visiškai apleisti griūvantis viduramžių mūrai, kuriuose lankytis galima tik su specialiais gidais ir apsauginiais šalmais. Tiesa, dėl savo unikalios, dramatiškos atmosferos miestas tapo Holivudo filmavimo aikštele. Būtent čia buvo filmuojamos scenos iš Melo Gibsono filmo Kristaus kančia ir Jameso Bondo Paguotos kvanto. Ačiū, kad buvote kartu. Komentaruose pasidalinkite, kuris iš šių miestų jums paliko didžiausią įspūdį, o galbūt žinote kitų miestų vaiduoklių. Taip pat nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Iki susitikimo kitoje laidoje.